Sveiki visi. Štai tokia vonia apžaugai, kad neatrodytų, kad aš nieko neveikiu. Plytelės 60x60, aukštis kažkur 280 į aukštesnę pusę. Štai tokia su langu. Tai iš darbų dabar kokie čia buvo padaryti. Čia kur dušo zona, kur dušas, buvo numatytas kitoks latakas, H-railis. Tai buvo nuspręsta jį pašalinti ir įdėti ilgesnį. Dušo zona metras ant metro. Buvo atsargiai iškrapštytas betonas, kad įdėti 90 ilgio štai tokį TC lataką ir suformuoti nuolydį. Be abejo, čia buvo šildomų grindų, tai reikėjo labai atsargiai daryti šitą dalyką. Ir po to padaryta visos patalpos hidroizoliacija ir suklijuotos plytelės. Prie lango panaudoti blizgus nerūdijančio plieno profiliai. Čia labai gražiai išėjo padaryti, kad raštas pereina iš lango į toliau. Tai čia varčiau tas plytelės, kad raštas daugmaž sutaptų. Ne visą laiką išeina, bet ant šitų visai neblogai gavosi. Toks, kaip užsakovas norėjo, kad nesimatytų dušo zonai kažkokių nuo vandens žymių, tai man atrodo čia labai nesimatys. Latakas TC. Iš arčiau čia galim pašviesti. Taip va. Čia tą kraštelį aš nepjaustau. Padarau ir užšluoju tarpą. Ką matau, kaip čia atrodo. Tai jisai eina ir pereina į nulį. Čia montuosi stiklas. Paprastesnis tualetas. Žmonės nori paprasčiau, kad jiems būtų viskas prieinama. Tai tokį paprastą ir sumontavo. Tai tokia graži vanikė gavosi. Tai štai taip.